Sveiki! Šiandien detaliau noriu pristatyti savo generuotą metaforinių asociatyvinių kortelių rinkinį Toteminė gauja. Tai yra pakankamai gausus rinkinys, jį sudaro 69 kortelės, išleistoje versijoje, pilotinėje buvo daugiau. Ir taip pat šitas rinkinys pasižymi pakankamai netipinę formą, tai yra kvadratinės kortelės, tačiau jos taip pat yra ypatingos savo turiniu. Šiame rinkinyje yra pavaizduoti įvairiausi gyvūnai, vabzdžiai, paukščiai, žinomi ir mažiau žinomi, standartinio formato ir mistiški, magiški. Taip pat yra kortelės, kurios turi tokią ypatingą funkciją, nestandartinės, netipinės, bet apie jas truputėlį vėliau. Kuo dar ypatingas šitas rinkinys? Jis puikiai tinka darbe su įvairiomis amžiaus grupėmis. Tai yra tiek vaikai, tiek paaugliai, tiek suaugę. Kodėl? Todėl, kad tam tikro gyvūno archetipas yra visiems gerai suprantamas arba menamai suvokiamas. Aš vis tiek šiek tiek galiu numanyti, spėti, nujausti, apie ką yra ta kortelė. Ir būtent dėl to ji tampa universali ir labai gerai tinkanti darbe su įvairiomis užklausomis. Kaip žinome, pačios didžiausios yra 4 didžiosios užklausos, tai yra saviraiška, finansai, santykiai ir sveikata. Ir bet kokiuose klausimuose, bet kokiuose technikose šios kortelės puikiai tinka. O dabar šiek tiek plačiau. Viena didžiausių temų tai yra asmeninis augimas ir savęs pažinimas. Ir šitos kortelės puikiai tinka darbui su šita tema, todėl kad kiekvienas gyvūnas, koks jis bebūtų, jis yra tikras, jis yra gyvas, jis yra mūsų gamtos evoliucijos dalis ir tai nėra kažkoks plasmasinis kūrinys, sukurtas reiškinys, mūsų sumąstytas, o tai yra tikras, veikiantis, gyvas, gyvenantis, o jeigu gyvenantis, vadinasi ir jo gyvenimo strategija, jo prisitaikymo rinkinys yra veikiantis. Taigi, pavyzdžiui, klausimas, kokia yra mano stiprioji pusė, tarkim, ir štai gali būti ateiti toks gyvūnas, ar ne? Arba kas man šiuo metu labiausiai trukdo pasiekti kažkokį tikslą, arba kur yra karščiausias taškas, ko aš dar nematau, štai ir tyrinėt galim tokį gyvūną. Tyrinėjam, prisimenam pagal šitą algoritmą, ką mato žmogus, koks pirmasis įspūdis apie kortelę, į ką jis labiau atkreipia dėmesį, kas iš vis jam tai atrodo, nes būna grupė mato lapę, o jis mato šunį. Tai einam iš paskos žmogaus ir dirbam su tuo, ką jis mato, kaip jis mato. Racionaliai mąstantys žmonės labai klausia, o tai yra aprašymas, o tai kas čia per gyvūnas, o tai kokia jo gyvenimo strategija, kuo čia jis ypatingas ir panašiai. Tai mūsų tikslas nesuteikti visokeriopą informaciją, bet paskatinti žmogų pamąstyti, pasikreipti į savo vidų, į savo išmintingąjį aš ir pafantazuoti, pamąstyti, kaip jis mano, kaip jis mąsto, kokios pirmos mintis ateina, kad daugiau dėmesio ir smalsumo būtų savo vidui. Lygiai taip pat, jeigu kortelė mažai pažįstama, pavyzdžiui, kortelė šermuonėlis arba boružė arba putpelė, ir apie ką čia tas gyvūnas arba garnys, niekada gyvenime jo nesu mačius. Tai galima tikrai pakviesti labiau pasidomėti tuo gyvūnu, pasižiūrėti informacijos internete ir galbūt taip atrasti, kuogi jis ypatingas, kuo jis unikalus, kaip jis dar papasakos savo istoriją, nes kiekviena kortelė iš esmės tai yra žinutė apie mus pačius. Taip, kad tiek stipriasias pusės, tiek silpnasias arba trukdančias pusės, tiek padedančias, veikiančias gyvenimo strategijas, viskas tinka su šitom toteminiam kortelėm. Toliau tema santykiai.
Kortelėmis galima dirbti dviem būdais didžiaisiais. Atverstomis kortelėmis, kada aš matau ir renkuosi paveikslėlius, arba galiu nematyti ir intuityviai traukti. Tai šita tema taip pat labai veiksminga ir dirbant su toteminiais gyvūnais, nes santykiai tai yra labai labai plati sfera. Santykis tiek su savimi pačiu, kažkokios dvi gali būti konfliktuojančios asmeninės pusės, tiek gali būti santykiai šeimoje, kolektyve, artima tolima giminystė. Žodžiu, santykiai yra visur. Ir galima rinktis, koks gyvūnas atspindėtų arba būtų tam tikro žmogaus situacijos vidinės dalies prototipas, pavyzdžiui. O kita dalis, pavyzdžiui, kokia. Ir galima dėlioti tas korteles ir leisti įvykti dialogui. Ką pasako viena pusė, ką pasako kita pusė, jeigu nagrinėjam santykius su kitais žmonėmis, o kokią filosofiją, kokią idėją neša viena pusė, o apie kokias vertybės, kokius poreikius kalba kita pusė. Ir čia svarbu išplėsti požiūrio, matymo ir suvokimo lauką, ne tik siaurai toje situacijoje mąstyti, bet ir plačiau, apie kągi plačiau šita visa istorija. Galbūt, jeigu tai apie konfliktus, tai kalba apie mūsų neintegruotą šešėlį, apie mūsų kažkokias atstumtas arba užslėptas asmeninės dalis, kurių mes nenorim pripažinti, o jos šiuo metu labai labai reikalingos. Taip kad santykių temoje taip pat puikiai veikia, net ir šeimyninės sistemos kontekste labai gerai veikiančios kortelės, nes galima tiek užverstas korteles traukti ir taip žaismingai tyrinėti, tiek atverstas korteles dėlioti ir netgi sisteminiu analitiniu požiūriu plokštumoje jas tyrinėti. Taigi santykiai taip pat paklūsta ir kartu priima šitą kortelių rinkinį. Keliaujam toliau. Dar viena svarbi sfera, su kuria galime dirbti, būtent su šiuo kortelių rinkiniu, yra probleminiai klausimai. Situacijos, kada reikia sprendimo, reikia išeities, nežinau ką daryti, nežinau kokį kelią pasirinkti, nežinau kokią strategiją taikyti, kai truputį trūksta laisvės ir kūrybiškumo. Galbūt ir taip galima pavadinti. Taigi, visiškai netikėtų kampų gali mums tam tikroje situacijoje, tam tikrų klausimų ateiti kažkoks gyvūnas į pagalbą. Vat, kokia jo gyvenimo strategija? Bam. Ir einam iš paskos žmogaus, ką jis čia mato. Galbūt užteks sėdėti, galvoti, spėlioti, reikia pakelti dulkių, pasinaudoti savo ragu, savo jėga, savo kūno mase, savo jėga, žiniomis, protu, išmintim. Tai ar ne, apie tai gali kalbėti. Galbūt apie kažkokią situaciją darbe, santykiuose, ar ne? Opa, prašau, koks unikalumas, geriausi statytojai pasaulyje. Taip, tai va, kurti ir griauti, atstatyti, iš naujo pernešti būstą į visiškai kitą užtvankos pusę. Tai kūrybiškumas, žaismingumas ir gyvybė probleminėse sunkiose situacijose labai labai svarbi, jinai įneša tokio gaivaus oro, platesnio žvilgsnio ir nebūtinai taip turi žmogus ir elgtis, bet pažaisti su tam tikru gyvūnu, pasižiūrėti, kokia jo gyvenimo strategija, kokia jo išmintis, koks jo talentas, kokios jo išvaizdos savybės čia sužaidžia, kokį tarsi pasiūlymą, jeigu jis atgytų, ką jis pasakytų. Taip, vat įsivaizduokit, jūsų dabartiniai situacijai atgyja šitas gyvūnas ir sako, jūsų vardą, kreipiasi jūs ir sako, hei, pasižiūrėk šitą pusę, arba paleisk, saulytė šildo, pagulėkim, arba nusimesgi tu tą kailį, savo jau priaugusi, senai išaugai tas kelnytės, keliaukime tolyn, pirmyn. Tai žaiskim su toteminiais gyvūnais, jie iš tikrųjų labai gerai atsiliepia, užduokim tinkamus klausimus, kreipkimės į juos ir jie
būtiniausiai kalbės su mumis. Dar viena įdomi tema tai yra emocinis intelektas, emocijų raiška, empatija. Ir čia labai gerai yra dirbti su vaikais ir paaugliais. Mes galim tiesiog žaidybiškai žiūrėti ir tyrinėti, kokie įvairūs yra gyvūnai ir kokios yra jų gyvenimo aplinkybės, savybės, ypatumai. Pavyzdžiui, ar ne, ir koks jis, kaip jis jaučiasi, kaip jis pradeda dieną, kokie yra jo dienos ritualai, kaip jis elgiasi susidūręs kažkokioje konfliktinėje situacijoje, arba kurti su vaikais istorijas ir su paaugliais lygiai taip pat ir su suaugusiais tinka, ar ne, kad kartą gyveno, ir jisai sutiko draugą miške, ir kaip jie jaučiasi, apie ką kalba, kokias situacijas, kokius įvykius, kokius iššūkius sprendžia, ar ne, ir ateina į pagalbą, iš kokių kraštų, kokios naujovės, galbūt tinka, galbūt netinka jų pokalbyje. Tai kurti istorijas, fantastiškas, neįtikėtinas, kūrybingas tokias, taip pat labai praplečia emocinį pajutimą, gebėjimą įsijausti, empatiškumą ir lygiai taip pat kūrybiškumą. Čia galima pritaikyti ir įvairiausias situacijas, kaip tekstinio pobūdžio korteles, panaudoti, pavyzdžiui, grupėje ar klasėje aktualioms problemoms spręsti, kaip patyčios tos pačios, kažkokios galbūt iššūkiai, stresas, kaip susitvarko su stresu, draugystės, bendrystės, bendruomeniškumo klausimai, kad mes visi skirtingi, bet, pavyzdžiui, atsidūrėm toj pačioj klasėje ir kągi daryti, kaip vienas kitą priimti, pasitelkti pasakų terapiją galima ir integruoti į kitas technikas. Dar su vaikais ir paaugliais gerai tinkantis metodas, kuris augina ir skatina pasitikėjimą savimi bei kūrybingumą, tai yra vaidmenys. Kada mes galim atsirinkti tam tikrą grupę kortelių, kuri mums reikalinga būtų tas savybės skatinti arba žaisti, eksperimentuoti ir leisti tam vaikui, paaugliui, suaugusiam lygiai taip pat pabūti tam tikrų gyvūnų, pakalbėti, pavaidinti jį, ką tada jis pasakytų, ką papasakotų, kokią išmintį neša, kokios asmeninės savybės čia žaidžia, apie ką ta kortelė. Tokiu atveju mes galim labiau priimti savo viduje esančias dalis, jautrumą, švelnumą šiuo atveju, ir identifikuotis, įsisavinti, integruoti savo vidų, kad aš ir toks galiu būti, kad ir toks galiu būti, ir toks galiu būti. Ir kad labai daug aspektų yra mumise, kaip įrankių dėžutė, kurią galime naudoti ir pritaikyti tam tikroje situacijoje. Tai apie pasitikėjimą, apie kūrybiškumą, apie įsijautimą, apie tam tikrų dalių vidinių struktūrų integravimą, taip pat tinka šios metaforinės kortelės. Toliau keletą žaidybiškų klausimų, kurie visai gali būti užduoti dirbant su šitų kortelių rinkiniu. Taigi, išsitraukiam kortelę ir žiūrim, koks čia talentas, apie ką šitas gyvūnas, koks jis, lai apibūdina žmogus 3-6 būdvardžiais, koks, ir tiesiog vardina tas, kas ateina į galvą. Gudrus, išradingas, grakštus, pūstuodegis, žavingas, paslaptingas, ne? Ir labai dažnai tai bus lygiai taip pat apie tą patį žmogų. Toliau dar vienas įdomus klausimas, išsitraukus gyvūną, kur yra to gyvūno unikalumas? Ką jis moka, žino, sugeba tokio, ko niekas kitas nemoka, nesugeba. Juk iš tikrųjų tai yra tokia
svarbi dalis darbui su šitomis kortelėmis ir gyvūnų archetipais, todėl kad kiekvienas gyvūnas, jis turi savo unikalumą, autentiškumą. Nu, va, tą razinkytę, ko niekas kitas neturi. Ir tai yra labai resursinis klausimas, netgi ir su tokiais gyvūnais. Taigi, kur yra to gyvūno išskirtinumas, unikalumas, kur yra jo stiprioji pusė. Tokiu atveju mes ištraukiam tą savybę, tą gyvenimo strategiją, tą unikalumą, kuris šiuo metu yra labai aktualus žmogui. Ir tada du variantai. Arba tai yra jau suprasta, suvokta ir galima sakyti, o, žinau jau apie ką tai ir galiu tai panaudoti, arba dar niekada aš taip nebandžiau ten kokį. Dar niekada, pavyzdžiui, aš labai daug dirbu, lakstau, bėgioju, o aš net nepagalvoju, kad galima sėdėti, kurti savo kampe, austi tinklus, būti meistrišku savo srityje ir grobis pats ateina pas mane. Nu, o tai mano improvizacija. Taip, arba unikalumas, išskirtinumas, kad aš vieniems parodau savo nuostabę puošnę uodegą, o kitiems ne, bet nesvarbu, nepriklausomai nuo to, parodau ar ne, aš vis tiek turiu tą nuostabią, puošnę, ilgą, gracingą uodegą. Lygiai taip pat apie maistą, apie tai, kaip gyvūnas žiemoja, kaip jisai meta kailį ar nemeta, kada jam ten keičiasi kokios odos, ragai, nagai, dantis, arba kaip jis medžioja. Kokiu maistu minta, kokia jo strategija, kaip jis užsidirba duoną, kaip jis užsidirba pragyvenimui. Ar jis sutinkamas mūsų kraštuose, o gal jis visai ne mūsų kraštų gyvūnas ir ką tada galima čia padaryti. Tai situacija dar, pavyzdžiui, ar ne, kad yra kažkokia situacija ir ką patartų tam tikroje situacijoje, gal pasislėpti krūmuose, pralaukti, kurti šeimos židinį pievoje, kapstytis, grūdelius rinkti ir linksmai savo gerai gyventi. O gal kaip tik išvystyti greitį, šokti, nerti ir tykoti savo grobį, ar ne, ką patartų jūsų konkrečioje situacijoje tas gyvūnas. Taigi matote, kortelės yra žaismingos, gyvos, spalvingos ir jos tinka praktiškai visose gyvenimo situacijose, kaip resursas, kaip patarėjas, kaip požiūrio praplėtėjas toks, kaip pagalbininkas, kaip stipriųjų ir silpnųjų pusių, arba kur zona augti, sako, ne silpnosios pusės, o kur mano zona augti, kur aš čia dar galėčiau patobulėti. O, nakties misterija, ūdra, meilė, romantika, galbūt dvasingumas, viską, ką mato žmogus, tai ir yra jo ir eikime iš paskos. Kad metaforinis asociatyvinis kortelių rinkinys būtų veiksmingas ne tik žaidimams lengviems, resursams ir tokiam įkvėpimui, bet ir puikiai tiktų gilesnėms temoms, labai mėgstu įdėti tas razinkėles ir įvairesnės korteles, kurios yra, sakykime, ypatingosios, išskirtinės, unikalios. Šalia to rinkinio, kurios galbūt net ir truputį išeina už tos temos ribų, tačiau lygiai taip pat turi svarbę savo reikšmę, savo funkciją. Taigi apie ypatingesnės korteles šiame rinkinyje. Yra kelios kortelės, kur yra gyvūnas pavaizduotas ne vienas, bet jų daug. Tai lygiai taip pat kalba apie bendruomeniškumą, apie bendrystę, apie gaują, apie kolektyvą, komandą, o galbūt tai kalba apie įvairiapusiškumą viduje, kur gyvena labai daug gyvūnų ir čia gali reikštis labai daug gyvūnų, kurie nori valdžios, galios, kurie nori pasisakyti,
Tai irgi keliaukime iš paskos žmogaus, ką jis mato, bet žinutė yra tokia, kad tai yra vienas iš tų kortelių, va čia yra toteminė gauja, kur yra daug gyvūnų, o čia yra magiškos pelytės, tai yra 3 ženklas irgi, toks ypatingas apie žinias, apie informaciją, apie tarpusavio susikalbėjimą, apie tą švenčiausiąją trejybę, apie dvasinius principus. Tai yra bendrosios gairės ypatingų kortelių, bet vis tiek iš paskos einame žmogaus, ką jis ten mato, kuo ta kortelė jiems yra ypatinga. Tiesiog jūs galit kaip vedliai akcentuoti, kad tai yra iš ypatingųjų kortelių serijos. Kita ypatingoji kortelė yra bosas, nes kortelių rinkinyje yra vilkas, o čia yra toks veislinis šuo, kuris yra kilmingas, kuris turi savo tėvų liniją, medalių, pasiekimų. Ir čia galbūt galima patyrinėti tą savivertę, savo reikšmę, ypatingumą, o gal kaip tik tai yra tiek primestos normos, šablonai, konkursai, laimėjimai, kurie vargina, slegia ir tiesiog norisi išeiti iš tos visos hercogystės, iš veisliškumo to, nusimesti apdovanojimus ir eiti pagal savo prigimtį. Tai vėl čia yra bendrosios gairės ir einam iš paskos žmogaus. Toliau kortelės yra fauna ir flora. Tai yra taip pat kortelės prie toteminės gaujos ir fauna kalba apie tą santykį su pasauliu, santykį su harmonija, su gamta, su absoliutu, su tuo dvasingumu, kuriame telpa visos gyvūnų rūšis, kurios visos bendros, apsijungia, vieningos ir kiek tada tos vieningos harmonijos, tų vidinių akių, to pajautimo, kad aš esu viso ko dalis, o visas, kas yra aplinkui, yra mano dalis, tai apie tą pasaulio ir gamtos harmoniją čia galima kalbėti. Flora tai yra apie gėlynus, apie tą paklotę, kuri dengia žemę, apie pievas, apie augalus, apie gėles, apie tą jautrumą, vidinę moteriškąją pusę, tą, kuri gali dalintis, kurti, auginti, sėti, brandinti tas sėklas. Tai apie tą didžiąją augmenijos galią, gydančiąją galbūt galią. Tai vat, toks buvo kontekstas, o jūs dar galite atrasti ir savų potėpių. Dar iš toteminės gaujos yra 2 kortelės, kurios yra tokios mistiniai, magiški gyvūnai, kurių galbūt kasdienybėje ir nesutiksim, bet jos taip pat priklauso prie ypatingų kortelių sąrašo. Tai yra drakonas. Ir čia galima kalbėti jau apie vidinį drakoną, apie tas šešėlinės puses, apie magiją, apie burtus, apie pasakas, žodžiu, taip pat evoliucinius dalykus, kas išnyksta, kas jau senai pamiršta, kas svarbu, kas brangu, žiūrim, kaip reaguoja žmogus, ar jam labiau patinka ta kortelė, labiau nepatinka, kokius prisiminimus iškelia, ar asmeninius, ar globalius, ar šeimyninio konteksto kažkokie prisiminimai. Tai baziniai pirmieji klausimai ir einam iš paskos žmogaus. Toliau kita kortelė yra vienaragis, tai yra magiškas, mistiškas, svajones pildantis gyvūnas, turintis ypatingumų savų, kuris yra pasakų toks herojus, kuris apie nemirtingumą, apie tą patį svajonių išsipildymą. Žodžiu, keliaukime iš paskos vienaragio ir lai nuveda galbūt į vaikystę, galbūt į svajones, galbūt į pasakas, galbūt į neatskleistas žmogaus savybės, talentus,
Tai erdvė kūrybiškumui, magijai, pasakoms. Ir pabaigai dar dvi ypatingosios kortelės, kurios, sakytum, nu argi čia gyvūnai, Lina, bet kaip minėjau, labai mėgstu tokias razinkėles, kurios būtų taip pat gilesnis, įdomesnis savęs patyrinėjimas. Apie ką šitos kortelės? Tai yra galios demonas, tai galbūt akmens, mineralų dievas, galbūt tai apie baimės, galbūt tai apie kvietimą įveikti tas baimės, galbūt kažkoks istorinis momentas, kada tu esi pačiumpamas, užvaldomas kažkokio pykčio, kažkokios istorijos, šeimyninės, darbinės, kuris galbūt gniaužia, spaudžia, laiko, traiško, o galbūt kviečia į nuotykius, į sveikatą, į kalnų tyrinėjimą, į žvilgsnį iš aukščiau, į šiaurinis skandinavų dievus patyrinėti čia galima. Žodžiu, tos dvi kortelės irgi yra tokios ypatingos, kurios gali leisti žmogui patyrinėti savo situaciją, santykius visiškai naujų kitų kampų. Tai štai tokia trumpa, bet tikiuosi informatyvi apžvalga metaforinių asociatyvinių kortelių. Ir rašykite asmeniškai, jeigu norite sužinoti daugiau arba įsigyti.